Nu ką, sveiki visi prisijungę prie mano sekančio video. Nu ką, štai ir mano sekantis vlogas, kaip ir daug kas klausė. Tyzo, tai kada tas sekantis vlogas apie savo kaip ką tu čia apsistatęs, ką ten gerą nusipirkęs, kaip ką? Tai kaip ir štai hebra, atėjo laikas parodyti. Nu aišku, aš dar ne viską dar kaip ir apsistatęs pilnai, dar šiaip to dar trūksta, bet turiu kai ką parodyti, tai kaip ir kažką įdomaus dar parodysiu. Lik po mano šio video, tai kaip ir sužinosi, ką aš tokį įdomaus nusipirkau, dar net ir pats nežinau, kas dar tokio, bet bent jau įsivaizduoju, kad ten kažkas ten turi būti įdomaus, bet išpakuosim ir sužinosim patys. Nu ką, po intro ir judam prie mano blogo. Tim. Nu ką здорово, хибрите. Ну tai va. Taip, filmuojam. Gerai. Nu ką, šiaip bei tą kažką ir parodysiu, ką mes esam naujo apsistatę, tokį update, gal kai ką parodysiu, tai ką aš jau rodžiau, arba kai ko net ir neparodžiau, net ir nenufilmavau, tai kaip ir turėsiu ką parodyti už kadro, už manęs. Telikas, kaip sakant, pasijungęs ten žiūrinėti tą video, kaip ir keliaunam prie savo įdomybių. Tai va. Gerai, savo šitą pasitraukim tą trikojį, kad jisai čia biškį mane nesimaišytų. Tai va, kaip sakant, čia mano teliko kampas, kaip ir matėt mano prieš tam paskutiniam video blogė, kaip mes ten jį statėm, tai kaip ir jo kampas čia. Kampas, spausdintuvas, kaip ir rodo, mano kaip ir dar ir slova. Jau kaip ir jau ne vieną naktį miegam. Čia mano toks bardakas, kaip sakant, čia mano komoda, bet tai pusėvelio, kaip aš daiktų daug neturiu, tai gerai būčiau. Čia jau biškelį jau toks jau bardakas, kaip sakant, vaistų čia visokių, taip čia visokių dalykėlių, naktinė lempa, vasbinė, dar su tačiu dar ir reguliuojasi ryškumas. Manau, ta komoda, tą, kurią mes surinkinėjom. Tai čia mano visi laidai, pakrovėjai, žodžiu. Tai keliaunam toliau. Mano kompo kampas, kur geiminu, kai netingiu, streaminu ir šiaip bei tą montuoju, visą kitą čia darau, mano kompiuterius, čia kurį aš savom rankom surinkinėjau, tai čia pirkau detalės kaip ir surinkinėjau, ten kaip ir yra RGB ramai, bet dabar nežinau, kažkas čia atsitiko, dabar jau jie net nebešviečia, būna užeina, kad sumirksi, nu kaip dabar matėte, yra, žodžiu, daugiau nieko. Ventiliatoriai 200 mm 2 RGB, nu ir mano ausinės. Senas geros ausinės, bet jau didelės, bet jos, kas man patinka, tai jų mikrofonas visai neblogas, bet ir, groja kaip ir normaliai, bet galėtų ir geriau groti, aišku. Čia toks mano irgi bardakėlis. Kamera mano ten ta, kur mano webkamera. Pirkta kėdė. Gaila, kad aš buvau kaip ir padaręs video apie šią kėdę unboxingą, kaip mes surinkinėjom, bet tai čia buvo tokių kasiakų, bet gavosi taip, kad Windows'as perrašinėjau. Kaip sakant, kaip Windows'as aš perrašinėjau ir netyčia viską ištryniau savo kažkur 50 metų failus, viską ten ištryniau ir tas pats ir su video. Ta, ką buvau nufilmavęs ir padaręs, iš telefono buvau įsikėlęs. Tai kaip ir viskas mano pražuvo, išskyrus tik tai liko su teliko stovu, kaip mes ten šito tvarkėm. Tai va, kas toliau. Čia kol kas kampas yra tuščias, kaip ir čia va. Planuojam dar porą daiktų nusipirkti, kad tokių kaip mini komoda daiktams susidėti, nes pas mane palangė ir ne tik čia visokių pilnas daiktų, kad juos
susidėti tvarkingai, tai kaip ir neturiu vietos. Tai va, kaip ir čia mes prie šito dar prieisim. Stalas, kas dar atsimena, šiandien biškelį apsipirkinėt buvau, tai šiandien šiukšlių dėžę nusipirkau pagaliau, nes tokį radau neblogą parduotuvę ten, kur galima viską pigiai nusipirkti. Ir mano ilgai laukta virtuvinis stalas, kuris ilgai jisai važiavęs, kad tik vos ne 3 savaitės. Tai kaip ir pagaliau galiu normaliai ruošti maistą, pjaustyti tą visą kitą. Jau nebereikia čia viską dėti ruošti, nes dabar kaip ir aukščio, čia aukščio man neužtenka. Čia kaip ir viskas jau susidėjau, dėti visokių šakutės, eilė, čia visokių dar mano. Čia baisiai aš nerodysiu, nes čia pas mane taros pilnas maišas pasilėpta. O čia dar visur daiktai, čia visokie, ką aš čia turiu nusipirkęs, čia mano visi, va čia tas mikrofonas belaidis, belė, ten skutimosi mašinėlė, čia kur laukam, mano tas iSteady M6 Hauhemas ir taip ir ten toliau. Portant tų indų, maisto, šaldytuvas. Tai va, tada ką, čia va, siurblys ant baterijos, visai patogus dalykas, jis traukėsi, pasiėmė kaip pistoletą, paprasilgina ir sau gali ir siurbliuot. Čia va su laidu, kai reikia jisai pajungi ir pasikrauni. Ir gražiai vėl jisai sustato, gražiai. Toks kaip ir visai nebloga. Tada taip, keliaunam prie šito kampo. Kampas toksai kaip ir. Čia va irgi kaip ir planuoju nusipirkti tą tokią kaip gabyklę. Su batų lentynų, kaip su stalčiais, dar su veidrodžiu. Aš ten tokį kaip ir pamačiau. Tai čia klausimas, kada čia dar pirksiu, bet aišku, gal biškelį vėliau, kaip ir čia toks kampas bus su veidrodžiu. O ką su vonios kambariu? Biškelį... Kaip jas biškelį atsinaujino. Čia buvo tokių kaip ir... Toks vadinamos prisoskės. Rankšluose. Čia dar tokį nusipirkau. Ten irgi tos prisoskės, ten kur šampūnams, muilams, dar aišku, tyrimuką daro, kai iš vonios šlipinėsi, toksai minkštas, jėda toksai, kad ir čia kaip karaliai prisėsime, tai atsėl prie goldą tą visą kitą, žinai. Nu, ko čia dar trūksa kaip ir veidrodžio, bet tai gal žiūrėsiu, gal ir kažką ir prisikabinsiu, arba nieko nepakabinsiu. Čia dušo, čia va dušo pasikabinu, čia irgi priklijuojamas, bet jisai visai labai tvirtai laikos, tas kur priklijuotas. Nu ir mano skalbimo mašina kaip ir AEG. Jau kelis kartus jau jinai čia skalbta. Kaip ir va. O ką čia daugiau parodė, kaip ir nieko labai neatsinaujino baisiai. Lempos kaip ir. Tai va, lempos, tos A klasės, tokios kaip ir. Aš jas ilgai rinkausi, kol aš jas 4, va čia va, na. Tenais va, čia va 2, tada čia va 3 ir 4. Tai va, ir ką toliau. Va ir žaliuzės. Tos visai man kaip ir visai patinka. Tos va, atsidaro, taip va. Taip va, užsidaro. Taip atsidaro ir jos taip, jeigu noriu, gali ir jos pasikelt.
pasižiūrėm, kas ten laukia gero yra, kas ten vyksta. Na, šviesos mes išjungiam. Švanios. Taip, mano džiovyklė. Čia kolega gavo kaimynas, kuris ateina rūkyt. Nu ir kaip čia kas atrodo. Taip sakant, vakarėja. Parduotuvė dar vis pilna žmonių. Nu ką. O čia dabar nuleisim viską pačion. Viskas. Kaip ir... Nu ką čia daugiau parodyti, net nėra ką ir... Tik svarbu... Čia buvo bardaką savo susitvarkyti. Tavo komodą. Daiktams specialiai nusipirkit. Nes čia va dabar mano visa palangė užimta. Temperatūra dabar, kad pas mane dabar kiek 23,5. Čia visokį va. Geriau ir... blogio. Tai va. Ir ką čia? Mano trikojas, kur va visas mano filmavimas vyksta, kai pastatau jį. Visai geras daiktas. Rekomenduoju, aš jį, nes jisai kaip ir turi, kas matėt mano tą pačio pirmo video su unboxingu. Tai kaip ir jisai toksai reguliavimas. Jis vačiu turi reguliuojasi pagal aukštį, čia kojos atsisega ir pasikelia. O jeigu dar jums dar aukščio mažoka, čia va. Ir tas atsisuka dar ir pasikelia dar, kiek reikia. Tada, kai jums aukščio jau nebereikia, tai tiesiog prisiveršti, neįdėtų. Ir kampo reguliavimas. Su viršų, į apačią filmuoti ir kaip priveršiau. Ir čia kampo reguliavimas. Čia jeigu reiktų kampo pastatai. Ir porą tokių kaip ir adapterių yra. Tipo telefonui. Bet aš jo nenaudoju, nes nemanau, kad čia mano telefonui tiks, o gal ir tiks, nežinau. Nu ir sekantis dar jūs. Čia vienas adapterius. O tai ką, autofokusas neveikia? Autofokus vlapš neveikia. Žodžiu. Čia dar vienas toksai adapteris čia, kad kamerai ir transportavimo dėžė. Žodžiu. Tai va. Ir pradžio video, kad minėjau kažką, tai esu įdomus nusipirkęs. Hebra, patikėkit, jūs manim kaip aš dar esu dar nusipirkęs, dar kaip ir užmačiau toj parduotuvė toks, nu kaip ir ten sandaikčių, nesandaikčių, nu tokia kaip ir pigi parduotuvė, ten kur gali visko rasti, nusipirkti. Tai kaip ir, manau, reikia mums eiti prie stalo, plus pasimsim savo tą trikojį ir padarysim šiokį tokį, patvirtinam. Iškelia dar
paimsim biškelį, sukelsim. Atseksim vieną dar koją. Ne, palauk, gal tą koją dar atsegiau dar, žodžiu. Dar ne tas dar kojas, dar atsegiau. Palauk, nors laikystis taip, o laikysius. Gerai. Kiekimės nenukris. Taip, sekant. Taip, atsisėda. Ir sekantis koja atsisėda. Apana. O gal ir ne, gal biški, gal per aukštai, pasakyčiau, gal žinot ką, gal grąžinam atgal. Galima biški. Gal sakyčiau, gal ir gerai bus. Vis tiek biškelis, aukščiau pasikels. Tai va, gerai. Vis aš neapskaičiuoju. Tai va, statom iš čia. Tada biškelį aš jūs taip padarysiu. Kur čia gerą kampą pastatyti? Va. Kažkur tai jūsų čia va. Bats. Tai va, einam, pasimsim peiliuką. Dar pasižiūrim, kaip čia. Gal biškelį dar arčiau gal dar. Ir manau, gal bus gerai ir čia. Tai va. Ką. Ir ką galiu atskleisti. Oba. Čia kaip ir LED Lightbox. Čia gali keisti pavadinimus. Arba tuos pavadinimus, tuos omeny žodžius. Žodžiu, už 7 eurus pamačiau. Kažkaip tai gal ir savo stream'e kaip savo logo. Sudėsim, kad šviestų. Žodžiu, pirmi išpūdžiai tai tokie bus. Taip. Tikriausiai gal net ir pakraunamas gal bus net, ar ne? Nežinau, ne. Ai, ne. Ar čia dar su batarkėm dar noriu pasakyti? Negali būti. Su batarkėm. O tai kam tada čia? 5 voltų max. Taip. Čia visokie raidės. Visokie. O tai ką daug noriu pasakyti, kad nieko. Bet ir nieko nėra. Da, nu. Čia kaip supratau, yra tas papildomas laidas. Bet aš net to net laido neturiu. Man atrodo. O čia su batarkėm tai net. Kiek čia tų net batarkių? 3. O čia tai prikolas. Kaip mes tada jį patikrinsim, ar jis tai mums veikia? Palauk. O gal ir patikrinsim. Mes turim batarkių. Mes turim dar šitą vadą. Palauk. Šitas tinka? Tuo embarę pajungiam šitą pasižiūrėt. O! Veikia. Galima ir be batarkės, galima ir su batarkė. Jeigu gerai matosi. Žodžiu gerai. Taip.
Čia galima bus belė kokius šio žodžius, sakinius susidėti. Tadi jadi zo. Per viduriuką, taip, pasidėti. Ir dabar reikės čia mūsų žvaigždės. O, viena ir kita čia. Tokį aš įdomų dalyką sugalvojau. Nors žvaigždė dar netą pasidarau išdėjus. Taip. Taip, o mum užteks. Taip. Oi. Čia palauk, o tai čia dar nusilupa. Ar čia dar... Ar čia kaip apsauginė plėvelė, aš nesuprantu, tokia bairė. Taip, va. CH. Čia ir CH. Watch Paul Diesel. Palauk, watch, aš tai gerai, bet man atrodo parašiau. Dar pasitikslinam. Ar mes teisingai parašėm? Bijau suklyst. Nes mano anglų watch, ne? W-A-T-C-H. Watch. Teisingai parašiau. Watch. Tum. Watch Paul Diesel. Bam. Čia dar ir galima bus dar daugiau čia visokių dar žodžių, čia visokių susidėjęs, bet tai
Tai čia dar bus dar galima dar visokių dar prigalvot pagal norą. O čia man tik įdomu, kas čia per plėvelė tokia? Ar čia apsauginė plėvelė, ar kas čia tokia, aš nesuprantu. Ar anai čia turi nusimti tą apsauginę plėvelę? Yra dar ir lietuviškai dar parašyti dar. Instrukcijų dar. Žiūrės, kortė veikia su baterijomis ant paskutinės plėvelės, ant tvirtos plastikinės plėvelės, atspausdintos raidės lengvai, pakeičiamas stumdant jas į priekį ir atgal. Tai apie šitą plėvelę kaip ir nieko, ne. Nemirga, baterijų naudojimo nurodymų naudoja tik to paties. Kažkaip nieko net nėra parašyta apie šitas plėvelės. Tai gal tikriausiai, kad čia apsauginė tokia plėvelė, kad ne apsauginė ten tokia. Dabar pavyzdžiui, įsidedam batarkės. Aš čia kaip ir batarkės turiu. Čia kiek čia jų šitas dar yra. Aš čia pradžiu kaip testui. Ir volia. Čia yra kažkas sakyt. Keičiasi. Kažkas tokio. Aišku. Bus kažkokia kaip lentyne arba komoda ten, kur daiktams susidėti. Manau, šitą ant viršaus bus galima ją ir pasidėti. Nieko ypatingo kaip yra. Kaip ir tamsiai turėtų kažkas tai matytis įdomiau. Čia buvo ir balta ir juoda. O aš blemaškai baltą pasirinkau. Ko ten pabentė pasirinkimas? Aš blemaškai net nepasižiūrėjau, kaip pirkau. Kažkas, kaip sakant, kažkas tokio. Tai va. Ką žinau, kaip ryte, tai kaip ir kol kas tiek. Tai parašykit savo nuomonės komentarę apačioj. Ar jums įdomu tas baldų surinkimas, ar tiesiog, žodžiu, apskritai parašykit, kas jums labiau patiko. Ar tiesiog kaip ir aprodau, kaip ką pasitačiau, ar jums tie įdomus bus baldų unboxingas ir surinkimas ir kaip šitas procesas vyksta. Tai žodžiu, parašykit komentaruose. Tai kaip ir ką žinau, kaip ir tiek. Tai jeigu patiko šitas video, tai nepamiršk paspausti like. Ir jeigu esi naujas, tai subscribe mano YouTube kanalą, kaip ir Kick platformą, kaip aš darau multistreamingą, taip ir kaip ir YouTube, kaip ir Kick. Tai jeigu nesunku, tai pasubscribingit ir pafollowingit mano abidvi platformas. Tai tiek, tai kaip ir gerą vakarą visiems iki ir tiek, kaip ryte peace ir aš out.